Labą dieną dar kartą visiems. Sveikinu atvykus į MP Recycling. Esame jau ne vieni metai partneriai, buvom pas jūs svečiuose. Tai dabar truputėlį norim jums padaryti kitokią darbo dieną ir parodyti, ką mes veikiam. Bet visų pirma, viskas prasideda kiekvienoje gamykloje nuo visų saugumo. Tai kviečiu visus į salytę, pasirašysit truputėlį dokumentų, trumpą instruktažą ir tada galėsim pradėti. Gerai? Visa mūsų atvykusi elektronika į MP aikštelę, jinai yra čionais išrūšiuojama į atskiras pozicijas. Ir tada keliauja tos atskiras pozicijos į atskirus barus tinkamam jų perdirbimui. Turbūt girdėjote apie mūsų nemokamą išvežimo elektronikos paslaugą, kur galite skambinti 1806 arba registruotis internetu emp.lt. Ekipažas atvažiuoja į namus, į ofisą, į sodą, į garažą, ten, kur yra kažkokių elektroninės įrangos atliekų. Patys pasikraunam, patys išsivežam, atvežam čia, atiduodam, perdirbam, pagaminam žaliavas ir toliau visi švariai gyvenam. Ir dar vienas įdomus faktas, tai atliktais ES tyrimais, kiekvienas namų ūkis turi maždaug 72 elektronikos prietaisus. Vidutiniškai 11 iš kurių yra nebenaudojami arba sugedę. Tai čionais už sienos mums dunda plokščių perdirbimo malūnas, kuris mūsų elektronikos plokštės sumala į smulkias dalys. Tos plokštės vėliau keliauja pardavimams. Kiekvienas žinome, kad elektronikos plokštė yra svarbus elementas mūsų elektronikoje, mūsų visi televizoriai, kompiuteriai, telefonai be plokščių jie tikrai neveiktų. Taip pat plokštėse yra tauriųjų spalvotųjų metalų, juodųjų metalų. Tai visa tai yra susmulkinama čionais. Komercinė prasme tai mūsų vienas mėgstamiausių produktų. Taip, tai čionais ardom visą elektroniką, visą smulkę elektroniką, kuri yra netinkama malūnams. Arba malūnai jie netinkamai perdirba taip, kaip turėtume perdirbti. Mes per metus gaunam apie 5 milijonus įvairių prietaisų, nuo mažiausio iki didžiausio. Čia yra po rūšiavimo paruošta stambi elektronika malimui. Tai yra išimti stiklai, pašalintos kokios nors netinkamos priemaišos. Čia su šitu įrenginiu mes perdirbam. Apie 4000 tonų per metus, per dieną 13 000 vienetų elektronikos prietaisų prakrenta pro šitą gerklę. Tai va, žinokit, atėjom dabar į mūsų pasididžiavimą, paskutinį malūną, šaldytuvų perdirbimo liniją. Apie 50% elektronikos sudaro šaldytuvai. Mes galim pasigirti, kad perdirbam visus legaliai surinktus Lietuvos ir Estijos šaldytuvus. Sumalam dabar vidutiniškai per dieną 500 šaldytuvų arba apie 5 fūras taip pat. Einam į paskutinę mūsų vietą, kur matysite antikvarą ir mūsų visą antrinį panaudojimą. Turim svetainę parduodu naudota.lt, ten sukeliam tai, ką mes sugalvojam, kad kažkas gali būti naudingo ir reikalingo. Jeigu kažko tai sugalvoja klientai patys paskambina, paprašo, bandom surasti ir panašiai. Per metus parduodam nei daug, nei mažai, apie 70 tonų įvairių prietaisų, tai yra apie 20 jūrinių konteinerių. Tai taip gana nemažai mes išgelbėjom truputėlį nuo sumalimo, kur ir daiktai gyvena kažkur tai toliau. Labiausiai nustebino, ant kiek kūrybiškai reikia prisitaikyti prie skirtingų medžiagų apdirbimo ir kiek iš tikrųjų šiaip tokių skirtingų iššūkių reikia apgalvoti, kaip juos iš tikrųjų perdirbti. Mane labiausiai nustebino elektronikos atliekų mastai iš tikrųjų, kiek čia jų yra daug ir kiekvienas namų ūkis namuose turi netgi 72 vienetus elektronikos, iš kurių 11 nenaudojama. Tai wow, noriu grįžus namo pasiskaičiuoti. Tas visas mastas, kiek čia visko yra perdirbamo ir kaip labai iki galo viskas yra perdirbama. Tai tikrai džiugu, kad nors mes daug vartojam ir daug visko išmetam, bet bent jau džiugu, kad paskui šitos atliekos vėl gyvena kitą gyvenimą ir čia yra daug tokio irgi įvairių žmonių darbo padarinys, kad galėtumėm toliau panaudotas visas antrinės žaliavas.